vartojimo ir generacijos balansas mums anksčiau nebūdavo tiek svarbus klausimas, kol buvom prisijungę prie Rusijos Brel žiedo. Kai prisijungėme prie kontinentinės Europos elektros tinklų, balansavimo paslaugos, tai reiškia, kad sutaptų vartojimas ir generacija kiekvieną sekundę, dabar reikia užtikrinti mums patiems. Ir kaupikliai labai greitai reaguoja į užduotą komandą įsikrauti arba išsikrauti. Tai reiškia, kad per 20 milisekundžių jie gali pasiekti savo galią nuo 0 iki 100%. Tai yra per 0,02 sekundės. Tai yra labai greitai, todėl kaupikliai jie puikiai tinka atlikti balansavimui tarp vartojimo ir generacijos kiekvieną laiko sekundę mūsų elektros tinkluose. Todėl yra toks dalykas kaip balansavimo paslaugos, jos atsirado pakankamai neseniai ir balansavimo paslaugose galima dalyvauti su kaupikliais kiekvienam verslo klientui. Kuo didesnis kaupiklis, tuo lengviau dalyvauti balansavimo paslaugose. Visi 4 būdai panaudoti elektros energijos kaupiklį, jie tik sutaupo kaštus elektros energijai. Balansavimo paslauga jau sukuria galimybę gauti iš to pajamų. Ne tik, kad sutaupyti savo kaštus, bet ir gauti pajamų. Viesolis energija turi įsirengę elektros energijos kaupiklį 1000 kW galios ir 2600 kWh talpos. Tai reiškia, kad jeigu vartotumėm 1 MW galią, mūsų kaupikliai sugebėtų tą galią palaikyti 2,5 valandos. Atitinkamai, jeigu turėtumėm 100 kW vartojimą, tai 26 valandas galėtumėm vartoti 100 kW galingumu. Šiai dienai kaupikliai balansavimo rinkoje atsiperka ypatingai greitai. Tai yra ne per 5 ar 6 metus, o per 1,5 metų. Balansavimo rinka priklausomai nuo laiko, kaip greitai turi įsirengti balansavimo įrenginys, yra keli produktai. Tai yra FCR vadinamas, AFRR, MFRR ir Imbalance. Tai realiai visi šitie produktai priklausomai nuo laiko uždirba tuo daugiau pinigų, kuo greičiau reikia įsijungti. Ir kaupikliai tinka kiekvienam iš šitų balansavimo produktų. Todėl galima dalyvauti su kaupikliu visuose šituose produktuose ir išsirinkti, kuris neša tuo metu didžiausią naudą ir ten ir dalyvauti.